Labadiena. Noriu padėkoti už tai, kad mūsų vis daugiau. Ir paskutinį epizodą apie Europos milijardus, lobizmą ir Kazį Starkevičių peržiūrėjo daugiau kaip 100 000 žmonių. Ačiū Jums visiems. Taip pat noriu paprašyti, jeigu žiūrite, užsiprenumeruokite mano YouTube kanalą Zabarės naujienos. Tai leidžia man toliau kurti tokį turinį. Praėjusiame epizode kalbėjau apie milijardus, apie tai, kam realiai atitenka ES ir Lietuvos valstybės lėšos, oficialiai skirtos regionų plėtrai, kaimo gyvybingumui, jauniesiems ūkininkams, socialinės atskirties mažinimui ir žmonių gyvenimo kokybei. Kėliau elementarius klausimus. Jeigu Lietuva per daugiau nei 2 dešimtmečius gavo virš 20 milijardų eurų paramos, tai kodėl regionai vis dar tuštėja? Kodėl kaimuose mažėja žmonių? Kodėl smulkus ir vidutiniai ūkiai traukiasi, o didžiausi žemvaldžiai plečiasi įgaudami vis didesnę įtaką? Ir žinote, šiek tiek keista, kodėl šios temos nėra aktualios ir įdomios mūsų nepriklausomai žiniasklaidai. Gal tai ir yra atsakymas, kodėl regionuose turime vieną didžiausių skurdo lygių visoje Europoje. Gaunu daug palaikymo žinučių ir tai tikrai motyvuoja, bet lygiai taip pat susiduriu ir su spaudimu, kritika, bandymais įsilaužti mano profilius, juos blokuoti, nes suprantu, kad temos labai jautrios. Ten, kur milijonai, jaučiu, kad bandoma užčiaupti. Bet jau minėjau, kad po Grigėjo esu užsiauginusi storą odą. Esu ir toliau pasiruošusi ginti laisvą žodį bei viešinti visus, kurie bandys kėsintis į laisvo žodžio sklaidą. Tam, kad būtų galima kurti panašų turinį, noriu paprašyti ir jūsų, gerbiami klausytojai, pagalbos. Kiekviena parama ir kiekvienas euras yra labai svarbu. Todėl komentaruose pasidalinsiu sąskaitą, į kurią galite prisidėti, kad ir simboliniais keliais eurais prie laisvesnio žodžio sklaidos. Taip pat manau, jog atėjo laikas ankstesnės temos pagrindų kreiptis į teisėsaugos institucijas, įskaitant STT ir FNTT ir Žemės ūkio ministeriją, dėl mano supratimų galimo viešojo ir privataus intereso konflikto, kai valstybė kartu su lobistinėmis struktūromis turi bendrą įmonę, per kurią rašomi projektai, gaunamos funkcijos ir skirstomos valstybės bei ES lėšos. Kas nematėte, kviečiu pasižiūrėti mano YouTube kanale epizodą pavadinimu Starkevičius, milijardai, lobistai ir valdžia. Šiandien pristatysiu temą apie mums visiems ir kiekvienam priklausantį turtą, Lietuvos turtą, valstybinę ir privačią žemę bei miškus. Žemė nėra paprasta prekė. Žemė nėra eilinis investicinis objektas. Žemė yra valstybės pamatas. Tai mūsų maistas, mūsų miškai, mūsų vanduo, mūsų biologinė įvairovė, mūsų kaimai, mūsų saugumas ir mūsų vaikų bei anūkų ateitis. Valstybė, kuri praranda kontrolę savo žemėj, po truputį praranda ir dalį savo savarankiškumo. Todėl šiandien klausiu, kas pasidalijo Lietuvos žemė ir miškus? Kas sudarė sąlygas tam, kad žemė koncentruotųsi saujelės įtakingųjų rankose? Ir kodėl ribojimai, kurie turėjo saugoti valstybę nuo per didelės žemės koncentracijos, realybėje yra tik formalūs saugikliai popieriuje. Nesunku suprasti, kad didžiausi Lietuvos žemvaldžiai valdo 10 000 hektarų žemės. Buvo skelbta apie Ramūną Karbauskį ir Agro koncerno grupę, apie Linas Agro Group, Auga Group, Litagra, Groward Group, Lytagra, investicinius fondus, užsienio kapitalo įmonės, taip pat apie su IKEA siejamas struktūras, kurios Lietuvoje investavo į 10 000 hektarų žemės ir miškų plotų. Ir čia kyla esminis klausimas, kaip taip galėjo įvykti valstybėje, kurioje įstatymiškai egzistuoja 500 hektarų žemės įsigijimo ribojimai. Atsakysiu. Ribojimai Lietuvoje dažnai atrodo taip, kad jie labiau nuramintų visuomenę, negu realiai sustabdytų koncentraciją. Popieriuje saugikliai yra. Praktikoje matome susietus juridinius asmenis, įmonių grupės, fondus,
šeimos narius, skirtingus subjektus, per kuriuos žemė gali būti valdoma daug platesniu mastu. Tai reiškia, kad žmogui iš šalies gali atrodyti viskas teisėta, viskas pagal taisyklės, bet rezultatas toks, kad žemė vis tiek telkiasi siauro žmonių rato rankose. Atskleisiu paslaptį. Perkant žemę per juridinius asmenis, iki 25% akcijų turinčių asmenų žemės kiekis yra sumuojamas ir tai nelaikoma susietumu. Kitaip ir paprasčiau tariant, 4 asmenys, nebūtinai lietuviai, gali įkurti kad ir 100 skirtingų įmonių ir kiekviena jų gali turėti iki 500 hektarų žemės. Kuo daugiau įmonių, tuo daugiau nesumuojamų hektarų. Pamenate ažiotažą dėl žemės pardavimo užsieniečiams? Štai ir schema, kurios mūsų regionų gelbėtojai, politikai, Seimo nariai niekaip neperpranta. Vis dar aiškinasi, kaip taip atsitinka. Jeigu turite draugų politikų, pasidalinkite su jais šiuo epizodu, gal pradės dirbti. Įstatymai ir taisyklės dėl žemės bei miškų turi būti vertinami ne pagal tai, kaip gražiai jie atrodo dokumentuose, o pagal realų rezultatą. O realus rezultatas yra pavojingai didėjanti žemės koncentracija, nustumiant nuo žemės labiau pažeidžiamus ir silpnesnius žmones. Dar įdomu yra tai, kad kuo daugiau turima žemės, tuo didesnės mokamos ES išmokos. Kuo didesnės išmokos gaunamos, tuo didesnės galimybės investuoti, plėstis, pirkti dar daugiau žemės, technikos, įtakos ir galimybių. Taip vis labiau didėja stambiausių subjektų pranašumas prieš smulkius ir vidutinius šeimos ūkius. Taip susiformuoja uždaras ratas. Žemė duoda paramą, parama leidžia pirkti daugiau žemės, didesni plotai duoda dar daugiau paramos, o regionuose tuo metu mažėja gyventojų, nyksta vietiniai verslai, užsidaro mokyklos. Oficialiai ES investicijos skiriamos kaimo plėtrai, bet realybėje Lietuvoje stiprėja ne kaimas, o stambiausi žemvaldžiai, kurių daugelis nuo kaimo realybės gerokai atitolę, o gal net negyvena Lietuvoje. Na, nebent atvejais, kai ir kaimas beveik priklauso pačiam žemvaldžiui. Deja, ir tokių situacijų turime. Ir šiame paradokse Europos investicijos skirtos Lietuvos regionams, turėjusios mažinti atskirtį, realiai sukūrė priešingą rezultatą. Neteisingai paskirstytos išmokos atskirtį tik padidino, nes absoliuti dauguma regionų gyventojų tos paramos tiesiog negauna. Ji atitenka stipriausiams, kurie po paramos gavimo tampa dar stipresni, nustumdami pažeidžiamiausius. Tai nėra smulkaus ir vidutinio ūkininko konkurencija su stambiu ūkiu. Tai nėra vien klausimas, kas geriau ūkininkauja. Tai klausimas apie valstybės politikos kryptį. Ar mes norime Lietuvos, kurioje 100 000 gyvybingų šeimos ūkių gyvena ir dirba regionuose, kuria vietos verslus, augina vaikus, prižiūri kraštovaizdį? Ar mes kuriame Lietuvą, kur keli tūkstančiai susietų subjektų valdo didžiąją dalį paramos, žemės, įtakos, o likusiems lieka stebėti iš šalies? Įsivaizdavimui. Visas Lietuvos plotas, miestai, kaimai, miškai, ežerai, šlapynės ir kitų naudmenų plotas yra 6,5 milijono hektarų. Didžiausi žemvaldžiai skelbėsi, kad jau valdo ir virš 35 000 hektarų. Taip išeina, kad visą Lietuvos plotą gali apdirbti vos 200 tokio dydžio ūkių. Bet ką veikti kitiems regiono gyventojams? Ir po tokios nelygybės noriu paliesti svarbę paskutiniu metu aktualią temą apie gynybą, apie kariuomenę, apie ginklus, apie NATO, apie paprastą saugumą.
Valstybės saugumas nėra vien tankai, dronai ir šoviniai. Valstybės saugumas yra ir žemė, ir miškai, ir maistas, ir žmonės regionuose. Valstybės saugumas yra jausmas, kad ši šalis yra mano, kad mano šeima čia turi ateitį, kad mano darbas yra gerbiamas, kad mano ūkis nebus sunaikintas, kad mano kaimas ir regionas nebus pasmerktas išnykti. Jeigu regionų gyventojai, įskaitant šeimos ūkius, buvo atitraukti nuo realios ES paramos, jeigu regionai lieka vieni skurdžiausių Europoje, jeigu žemė ir miškai koncentruojasi stambiausių žemvaldžių, fondų, oligarchų ir užsienio investuotojų rankose, ar mes nesilpniname patys savęs? Ar atėjus dienai X žmogus eis ginti žemės, kuri jam nebepriklauso? Ar jis jaus, kad gina savo valstybę, jeigu valstybė metų metus jis stumia į paraštes? Ar jis jaus ryšį su žeme, jeigu ta žemė tapo tik turto valdymo objektu kelių galingųjų portfeliuose? Tai labai nepatogus klausimai, bet patriotinė valstybė neturi bijoti nepatogių klausimų. Tikras patriotizmas nėra vien vėliava per šventę. Tikras patriotizmas yra rūpintis, kad Lietuvos žemė liktų Lietuvos žmonių ateičiai, kad regionai nebūtų tik tušti plotai žemėlapyje, kad kaimas nebūtų tik graži dekoracija politinėse kalbose, kad ūkininkas nebūtų reikalingas tik tada, kai reikia nuotraukos su traktoriumi. Žemė yra atsakomybė. Ir jeigu per 30 mečių susiformavo sistema, kurioje vieni gauna žemę, paramą, įtaką ir politinį dėmesį, o kiti gauna tik pažadus, tai nėra atsitiktinumas. Tai ilgalaikės iškreiptos sistemos pasekmė. Šiandien sprendžiama ne tik tai, kas dirb žemę. Šiandien sprendžiama, kam priklausys Lietuva. Ar Lietuva bus gyva valstybė su stipriais regionais, šeimos ūkiais, bendruomenėmis ir vietos žmonėmis? Ar Lietuva taps žemės fondų, stambiausių grupių ir politinių susitarimų teritorija, kurioje kaimas liks tik gražus žodis strategijose? Kai parduodama žemė, parduodamas ne tik sklypas, parduodama ateitis, o ateities pardavinėti tyliai negalima. Jeigu jums rūpi Lietuvos regionai, Lietuvos žemė ir valstybės ateitis, pasidalinkite šiuo įrašu. Parašykite komentarą, paspauskite patinka. Kuo daugiau žmonių išgirs šios klausimus, tuo sunkiau bus priimti sprendimus tyliai, nes tyla reiškia pritarimą, o Lietuvos žemė verta daugiau nei tylos. Ačiū, kad esate kartu. Gražaus savaitgalio.